Sveiki, mėlyje. Kągi šio ryto tema, kaip fotoaparatas reaguoja į šviesą. Šį klausimą galiu ir užduoti ir jums. Kaip jūs reaguojate į šviesą, kaip spindi stipriai, kai koks prožektorius jumis pašviečia, nežinau, kokie tai lazeriai pašviečia koncerte ir taip toliau. Kaip jūsų akis reaguoja į šviesą. Taigi pabandysim sutapatinti žmogų ir fotoaparatą. Na, o tuo tarpu, kai visada padarom šitos reikalus, tai yra riebus laikas, būtinai prenumeracija, būtinai paspaudžiai skambutį, kad nepraleis kitų video. Būtinai pasidalinkim ir pakomentuokim. Dabar visur eina jau kalbos, kad jau visokie laikai ir taip toliau nėra taip svarbu. Komentarai patys svarbiausi. Taip, kad šitą padarykit. Aš būsiu laimingas ir aš manau, kad ir jūs gausite tada naudos. Gerai, važiuojam toliau. Apie temą. Taigi, kaip reaguoja žmogus į šviesą, kai jį pašviečia. Taip reaguoja ir fotoaparatas. Fotoaparatas turi vieną didelę akį, nors yra fotoaparatų, kur turi ne vieną akį, tris, pavyzdžiui, mobilus, ar ne. Galima pasirinkti kokį nori atstumą, kokį nori židinio nuotolį, priartinantį, atitolinantį ir taip toliau. Ir yra stereo fotoaparatai, kurie fotografuoja tą patį kadrą dviem objektyvais. Nu, žodžiu. Bet visa tai neveltui sakoma šventajame rašte, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą, o žmogus sukūrė fotoaparatą, matyt, pagal savo atvaizdą. Tik nežinau, ką taip kuo pavadinti nosį, ar objektyvą nosimi, ar šitą, tai yra akis, viena ar dvi akis. Tai šitą išbandžius, aš manau, kad žinosim, kaip tai viskas veikia. Ir reikia suprasti tuos dalykus. Varyta. Kai mes suprantam tuos dalykus, mes žymiai paprasčiau ir lengviau naudojamės fotoaparato ekspoziciją, nustatymais pačiais. Mes jau žinom, aš jau kalbėjau tą temą, iš kur krenta šviesa, mums būtina atkreipti dėmesį. Bet ne ką, tai yra svarbu, kai mes matom, koks yra fonas. Apie tai taip pat irgi kalbėjau. Ir ką mums tokiu atveju daryti. Pamenat, kalba buvo ir apie blendas. Tai yra snapelius, kurie dedasi ant objektyvų ir daugumas tos snapelius padėjo kur nors stalčiui arba žiūrėk kokioj tašėje mėtos ir nededa ant objektyvų. Ne šiaip savo visi šitie dalykai sukurti, ne šiaip savo jie reikalingi, kad fotoaparatas taip pat geriau matytų, geriau įsisavintų šviesą ir nustatymai būtų nustatomi teisingai. Tai ačiū Dievui, kad iš tų laikų niekur neprapuolė rankiniai nustatymai. Kai jų pagalba mes galim fotoaparatą nustatyti taip, kaip mums reikia. Bet čia, mėlėjai, mes vis tiek, jeigu mes tais laikais nematydavom, ką mes gaunam, tai šiais laikais mes puikiai matom, žiūrėdami į ekranėlį, kokią nuotrauką gavosi. Kitas būdas, tai senais laikais galima buvo pažiūrėti, kai jau ekspanometrai buvo viduj fotoaparato ir ten tokia rodiklėlė siubavo žemyn aukštyn į minusą ir pliusą, jų pagalba mes galima buvo nustatyti aparatą ir žinot, kad tikrai mums nuotraukos gausis. O dabar yra ir ekranėlis, ir yra skalė, kurioje vaikščioja kursorius į dešinę, į kairę. Ir jeigu mes matom, kad kursorius kažkur tai link minuso, žinom, kad nuotrauka bus tamsesnė. Jeigu į pliusą, nuotrauka bus šviesesnė. Tai ką tai reiškia? O tai reiškia, kad kai mes objektyvą pasukam į šviesesnę pusę, iš karto kursorius mums rodo, kad nuotrauka bus per šviesi. O jeigu į tamsesnę pusę arba nuleisim fotoaparatą į grindis kažkur į žemę, reiškia mums kursorius rodys, kad nuotrauka bus tamsesnė. Tai štai, per objektyvą įeinanti šviesa būna pamatuojama eksponometru. Mūsų eksponometras yra štai čia. Per akis einanti šviesa apdirbama mūsų vidinio kompiuterio ir mes matom labai aiškiai, labai tiksliai, jeigu akis nepasilpusios, tai matom labai ryškiai, spalvingai, taip kaip yra natūralu ir mums įprasta. Fotoaparate mes galim suprast, kada yra ekspozicija bloga arba gera dviem būdais. Tai reiškia, žiūrėdami į skalę ir žiūrėdami, ką mes gavom ekranėlį. Esu jau irgi apie tai kalbėjęs ir šie būdai iš tikrųjų yra labai svarbus. Toks primityvus būdas, kai mes nufotografuojame ir pamatom, kas yra ekranėlė, mes galim suprasti, ar gera ekspozicija iš ko. Pabandykit prisiminti.
dažnai galima suprasti iš spalvų. Jeigu, pavyzdžiui, žiemos metas, tai galima suprasti iš, tarkim, balto sniego aplinkui. Jeigu baltas sniegas jau toks išdegęs, tai reikia suprasti, kad tai yra jau per šviesu ir ekspozicija yra netinkama. O vasaras ar ruduo, kaip dabar toks gražus, mes galim pamatyti, kad, pavyzdžiui, žalia spalva nėra tokia žalia spalva išblukus. O tai ką reiškia? Tai reiškia, kad nuotrauka per šviesi. Juk žalią spalvą mes matom savo akim, tai normaliai, sodrę spalvą, ne? O nuotrauko iš tai ekranėlį matom šviesią išblukus. Tai parodo, kad nustatyta ekspozicija netinkama. Ir labai tai yra paprastas. Ir mūsų akis, kai įpranta, mes galim tai nustatyti pakankamai greitai. Antras būdas taip pat pakankamai paprastas, kai mes pasitikim arba matom, kur vaikšto kursorius skalėje. Jeigu, kaip sakiau, į minusą, nuotrauka bus tamsesnė, jeigu pusė nuotrauka bus šviesesnė. Bet čia dar ne viskas. Vėlgi, pagal pasitikėjimą skale mes galim vis tiek nustatyti neteisingą ekspoziciją. Čia eina kalba apie tai, jeigu mes nustatom viską patys. Ir turim nepamiršti, kad kai viską patys nustatom rankiniu būdu, jautrumas, tai yra ISO, turi būti taip pat išjungta automatika. Reiškia, turim nustatinėti viską patys. Bet štai mes tada žiūrėdami į tą skalę nustatom taip, kaip atrodytų reikia. Juk ta šviesa ateinanti į mumis arba į objektyvą, jinai gali akinti arba gali būti fonas, kas yra svarbu, per tamsus. Suprantat? Kai va šitą visą pradedi matyti ir suprasti, tau žymiai lengviau nustatyti ekspoziciją net nereguliuojant fotoaparato nustatymų. Norėčiau, kad šitą įsimintumėt. Jūs pabandykit įsijungę M režimu, pasukioti fotoaparatą į kairę, į dešinę, į viršų, žemyn, ir jūs pamatysit, kaip kursorius pradeda vaikščioti. Tai minusą, tai pliusą ir taip toliau. Ir atkreipkite dėmesį, kai jūs fotografuojat žmogų ir pastatėt jį prieš tamsų foną, fotoaparatas sureaguos, lyg tai būtų tamsa. Kodėl? Todėl, kad jisai mato didžiąją dalį kadre tamsų foną. Taip reaguoja. Kai jūs įeinat iš, tarkim, bendro koridoriaus į savo butą, į namus, kuris koridorius apšviestas, o bute atidarius duris tamsu, ką jūs darot? Jum iš karto smegenys pasako, kad tai tamsu ir tavo ranka pradeda po sieną ieškoti, kur yra jungiklis, kad įjungt šviesą. Fotoaparatas daro tą patį. Kai jis mato didžiąją dalį tamsos, tai yra foną tamsų, jis nemato, kas čia viršui, kad čia diena, bet, pavyzdžiui, miškelis, jisai mato tamsų, tu pastatė žmogų, kas atsitinka, jis pradeda šviesinti. Ir skalė tau rodo minusą, kad per tamsu. Reiškia, pagal skalę tu supranti, kad fotoaparatas, jisai jo gali meluoti. Ne? Mums reikia nustatyti, kad kursorius atsistotų per vidurį, ant nulių, kad būtų ekspozicija normos ribos. Ir kai mes tai padarom, ką mes turim? Žiūrim, to žmogelio veidelis išblyškęs, išviesintas. Ir mes nesuprantam, kas atsitiko. Kaip čia dabar taip atrodo, nustatėm, kaip čia gali būti aparatas pagedo ar kas. Ne, mėlėjai. Jisai reaguoja į šviesą. Jis reaguoja tą šviesą, kurią jisai mato. Kaip ir žmogus. Jums lengviau turbūt būtų suprast, kai ir daugumas žino tai, ir daugumas net kartoja tai, negalima fotografuoti prieš langą, negalima fotografuoti prieš saulę. Na, galima ar negalima, tai čia aišku visai kas kita, todėl gal tą žodį reikėtų visai kitą parinkti iš tikrųjų. Bet visi mes suprantam, kad fotografuodami prie saulę žmogų, kas su žmogaus veidu atsitiks, bus tamsus. Nes veidas šešėlė, o prieš jumis ateina visa šviesa, kuri jumis akina. Dar, mėlyje, atkreipkite dėmesį į tokį dalyką, kai kitą kartą žiūri kokią nors jau nuotrauką, kompiuterį, tau kas nors atsiuntė ir panašiai, ir kai tu matai nufotografuotas žmogus, o už jo nugaros per pusę nuotraukos tokio balto dangaus, net debesėlių, net ne mėlynas, o baltas dangus. Ir jūs pažiūrėkit savo akim, net tą nuotrauką žiūrint, atrodo, kad tave ta šviesa už to žmogaus nuotraukoje akina. Atkreipkite į tai dėmesį, jūs pamatysite. Aš labai norėčiau, kad jūs įsisavintumėt ir tai suprastumėt, nes tai iš tiesų
padeda greičiau nustatyti tinkamą ekspoziciją, nereguliuojant fotoaparato. Jums te lieka, biški sakyt, modeliui gal į šitą pusę pasisukam, galbūt į šitą pusę pasisukam, kur nėra tokio tamsaus fono, arba nėra tokio šviesaus fono. Ir viskas, ir jau jūsų ekspozicija pasikeis į gerą pusę. Tai štai, per mano mokymus toks pratimas jisai būna, kai fotografuoji modelį iš 4 pusių. Ir išbandai, ir paskui galima nuotrauką peržiūrėti ir būtent suprasti, kaip tai veikia, kaip fotoaparatas reaguoja į šviesą, kaip mes patys reaguojam į šviesą, kai mes gaunam daug šviesos ir norim prisimerkti arba užsidėti akinukus, arba pridėti ranką, kad nespigintų taip stipriai į akis, prisimerkiam, susiraukiam ir taip toliau užsidedam kepurėlę. Tai fotoaparatui tai yra svarbu, kai jam uždedi blendą galbūt, jeigu tu fotografuoji šiek tiek prieš šviesą. Štai kodėl aš paminėjau, kad tokio žodžio negalima fotografija būti negali. Kodėl? Todėl, kad mes visi skirtingi. Mums patinka fotografuoti prieš šviesą, kai yra šviesa kontražiūrinė, kai foninė šviesa vienokia ar kitokia. Fotografuoti prieš tą pačią šviesą, kodėl negalima prieš langą ar panašiai, jeigu tu nori padaryti gražų siluetą. Įsivaizduokit, kažkur tai nuvažiavęs į pajūrį, tu fotografuoji prieš leidžiančią saulę. Tu nori padaryti siluetą, galbūt 2 įsimylėjusių žmonių siluetą padaryti. Tai ką, kodėl negalima? Galima. Viskas fotografijoje galima. Mums svarbiausia tik tai suprast, kaip tai veikia, ką mes gausim. Ir kai mes jau žinom prieš fotografuodami, ką mes gausim, viskas iš karto paprastėja. Viskas supranta, jau mes savo galvoje žinom, ką mes gausim, kokį vaizdą gausim, kokį apšvietimą gausim. Ir kaip nustatyti fotoaparatą, kad ne visada mums reikia pasitikėti netgi fotografuojant tem režimu. Jeigu kursoris bus per vidurį, tai reiškia, ekspozicija bus gera. Ne. Dažniausiai, mėlėjai, kursorį reikia pastumti netgi į minusą. Ir tai labai dažnai, 50% minimum fotografuojant, bent jau man, aš pastumiu kursorį į minus. Na, o jeigu fotografuoju pusiau automatiniu režimu, tai žinot, kad fotoaparatas nustatys skirtingai labai. Ir ten greičiausiai reikės naudotis expo korekcija, į kurios pagalba mes galim vėlgi šiek tiek padaryti minusą. Viskas tada ir detalumas nuotraukos, sodrumas atsiranda, spalvų toks, koks yra ir natūralus ir taip toliau ir panašiai. Taip kad būtent naudokitės ir tapatinkit fotoaparatas, kaip mato šviesą ir kaip jūs matot šviesą jūsų akim. Ir jūs pamatysit, kaip palengvės darbas. Norime daugiau kažką sužinoti apie fotografiją. Mėlėjai, pas mane yra net 2 būdai mokytis. Tai savarankiškai ir individualiai. Savarankiškai net 10 temų, kurias tu įsigės, gali mokytis pats. Būdamas kelionė, kur nori, pasimti fotoaparatą, pasileisti per kompiuterį, planšetę ar mobilų ir žiūrėk savo. Ir žiūrėk, daryk tas, kas yra sakoma. Matys, kaip viskas ateina supratimas greitai ir nauda didžiulė. Taip kad nuoroda yra būtent po šiuo video. Pasižiūrėk būtinai, paspausk ir nuspręsi. Galima įsigyti paketą 10 temų, galima įsigyti paketą 6 temų, galima įsigyti ir po 1 temą. Viskas labai ten paprasta. Na, o individualiai, aišku, visai kitas lygis. Mes mokomės, tik tai tu ir aš, visas dėmesys tau, visi profesionalūs patarimai yra tau, tol kol tu suprasi. Tai yra net 12 valandų mes mokomės, susitinkam 6 kartus ir aiškinamės, kad tu suprastum, iš tavo akių aš turiu matyti, kad tu tikrai supratai, apie ką eina kalba ir kad nuotraukos tau būtų tikrai geros, kokybiškos, detalios. Tai yra fotografijos vienas svarbiausių dalykų. Nu, emocijos ir pozos, dar kas nors, jau čia yra visai kiti dalykai, kurių mums reikia mokytis atskirai. Taigi, individualūs kursai, tai profesionalo lygis, nuoroda yra po šio video, būtinai taip pat pasižiūrėk ir pasirink, kurie tau tinkamiausi, savarankiški ar individualūs. Ir ką, susitinkam, mokėmės kartu. Pabaigai priminsiu, būtinai dėkit laiką, būtinai pakomentuokit, kaip sakiau, YouTube'ui ir visur kitur, jau aš suprantu, kad tik tai komentarai patys svarbiausi. Aišku, paspauskit ir
ir prenumeruoti, paspauskite ir pasidalinti su kitais, arba pažįstat, kurie mėgsta, nori fotografuoti, nori išmokti, bet nežino, kaip fotoaparatas kabo ant vinies, džiūsta, žodžiu, ir nėra iš jo naudos. Tai kai išmoks, jisai galės fotografuoti jūsų šeimą ir visi kiti. Žodžiu, bus dėkingas už tai, kad tu parekomendavai mane. Tai štai, mėlyjei, ko gero tiek, padarykite visus tuos dalykus, būsiu dėkingas, manau, ir jūs būsite dėkingi už tai, ką sužinosit ir išmoksit. Visiems iki, ate iki sekančio video, iki sekančio karto.